Visi atliekų kultūros entuziastai, žmonės neabejingi aplinkai, kurioje gyvena, kasmet turi ko laukti. Ogi atliekų kultūros egzamino, kuris šiemet vyks balandžio 17-ąją. Egzaminas jau švenčia 6-ąjį savo gimtadienį, o dalyvaujančiųjų skaičius kas metai vis auga. Kodėl šis egzaminas toks įtraukus? Tai neabejotinai šis egzaminas sulaukia populiarumo ir būtent prisijungusių naujų dalyvių skaičius parodo, kad vis dėlto tai yra įdomi tema mūsų visuomenėje, kur tikrai gyventojai to domisi ir galvoja, kaip galėtų prisidėti prie tvarios savo veiklos, kiek įmanoma daugiau. Tai iš tikrųjų egzaminas pats leidžia pasitikrinti savo žinias. Egzaminas yra ne kažkoks tai testas, už kurį bus vertinama, tai yra tiesiog egzaminas savo. Tai yra galimybė pasitikrinti savo žinias ir pasižiūrėti, ką būtų galima padaryti geriau, ar kur gal klystame rūšiuodami atliekas. Ir atitinkamai egzaminas turbūt pritraukia irgi nemažai dėmesio vien dėl to, kad sulaukėme rėmėjų bei prizų. Tai yra, kad būtent tie, kurie geriausiai išlaikys, gaus prizus ir, taip sakant, galės džiaugtis taipogi įvairiais prizais. O prizai geriausiai išsprendusiems egzamino klausimus bus išskirtiniai. Šiais metais iš tikro turėsime prizus, kurie yra susiję su tolimesniu tobulėjimu. Turėsime daugybę edukacinių užsiėmimų mūsų laimėtojams, kurie galės toliau gilinti savo žinias ir supratimą. Netgi tie, kurie dalyvavo ir laimėjo praeitais metais, vis tiek kviečiame dalyvauti. Na tai ką, gerbiami žiūrovai, nepamirškite, balandžio 17 dieną jau galėsite spręsti atliekų kultūros egzaminą. Žodžiu, visus kviečiu, būtinai dalyvaukite ir pasitikrinkite savo žinias. Galbūt net laimėsite kokių prizų, ir palinkėčiau jums visiems. Kultūros egzaminas. Reikia pa žmonės pasiteirauti. Taip, labą dieną. Labą dieną. Nu, labas. Va, turiu lapelį. Taip. Bet tai gerai, kaip man iki jų daeiti iki egzamino šito? Iki egzamino. Kiek laiko eiti reikės. Tai iš tikrųjų atliekų kultūros egzaminą galite prisijungęs spręsti iš bet kur. Jeigu turite ar telefoną, ar turit kokį kompiuterį, atsisėdat ir spręsit, niekur nereiks vaikščioti. Žodžiu, kojos reiks sveikos. Tai va. Aišku. Čia viskas paprasta. Neįtume ir pėsti, bet jeigu yra tokia galimybė, tai čia visiškai patogu. Patogu, žinoma patogu. Tai va, linkiu sėkmės, spręsit. Gerai, tada. Spręsite? Tvarkoju, jo, pasidėsiu skelbimą, kad nepamirš datos. Gerai. Tai va, gerai, ačiū labai. Gero. Viso gero. Taigi dar kartą primename, atliekų kultūros egzaminą spręskite balandžio 17-ąją, bet kuriuo jums patogiu metu nuo 8 iki 17 valandos. Linkime kuo didžiausios sėkmės.